tai yra knygos su brėžiniais, tai yra knygos su formulėm. Kas šiandieniniais gali skaityti šitas knygas? Tėvas mano inžinierius, melioracijos specialistas, tikrai daug darbų padaręs. Mes vaikščiam su tėvu per tos Didžiasalio gamyklos griuvėsius. Man tiesiog rūpėjo tarsi tėvo akimis pasižiūrėti, pajausti, jo jausmais pajausti tą tikrovę, sugriautą, suniokotą, apleistą. Nes aš ieškojau išeities, matydamas, kaip mūsų kraštas žlunga, matydamas, kad žmonės netiki kalbančiaisiais, žmonės tiki tik tai statusu ir pinigais. Aš ieškojau savo paguodos, patvirtinimo, kad tiesa yra tiesa, kad jeigu ne žodžiai, tai vaizdiniai faktai gali įrodyti, jog šitos sienos, šitos plytos, kad šitas molis virstų plytom statiniais, reikalinga didelė išmintis. Tai yra pirmiausia mokslai, paskui staklių gamyklos, paskui statybininkai, inžinieriai, technologijų išradėjai, kad visa tai, kad šitas molis virstų gyvenimu į tą molį, reikėjo labai daug žinių, intelekto pastangų, kūrybiškumo, išradingumo ir meilės įlieti. Molis slūgso, Didžiasalis garsėja savo molio sluoksniais. Jis labai dėkinga vieta parodyti, kad jeigu tu gyveni iliuzijose, jeigu tu galvoji, kad tu be mokslo gali pastatyti didelius pastatus, aprūpinti juos staklėm, sukurti gamybinę liniją, tai tu pagalvok, kokioj didelėj iliuzijoj tu gyveni. Tu gali paimti gniužulą molio į rankas, nulipdyti kreivą šleivą kažkokį indelį, kad paguos tau dūšią. Tai yra žmogiška, bet tu pagalvok, kad sukurti tokius didelius statinius, kad išlieti tokius didelius vamzdžius,
kad juos pakelti ir paguldyti į jų vietą, kiek daug techninių ir proto pastangų reikalinga. Ir vaikščiodamas su tėvu, apžiūrinėdamas tuos griuvėsius, aš žinojau, kad viskas yra aišku, viskas yra paprasta. Jūs supraskit, kad gerovės neįmanoma, kad jinai ateitų. Gerovė ateiti nėra galimybių, todėl, kad gerovė statosi ant mokslinio techninio progreso. Nėra alternatyvų. Spekulacijom, priekybom, rinkom nenusipirksi to, ką gali duoti realūs darbo vaisiai. Ir šitų darbo vaisių nėra todėl, kad nėra protų ir specialistų. Tiesiog jie nebuvo ugdomi daugybę metų. Imperijos tokie pastatai, žinai, va, tau asociacija tokia man. Į man, žinok. Taip pat tokie, va, tokie ant tų stulpų. Akropolis. Ant tiek valstybė buvo galinga, kad nieko neįmanomų jai nebuvo. Sumanė pastatė, Visaginų pastatė, šitų pastatė, o dabar taip jau negali valstybė. Kaip pilis tokios pilaitės. Čia matyt, gal buvo surišta su technologija, čia tik Ramžyta buvo gamykla šitas. Toks buvo skyrius rajonas, kaip Ramžyta, žinau. Į ten dar kažkokia tai tai išsivystytų, kaip turi būti čia, būtų dar įsiplėti. Ja. Bet kažkodėl žmonės neskuba tikėti tiesa. Vis atidedinėja, gal atsiras kažkokia tai išeitis, gal geri dėdės iš užjūrio atvažiuos su investicijom, padarys už mus beraščius. Iliuzijos, kurias maitina daugelis veikėjų šitame internetiniam informacijos sraute, beprasmiam sraute, kuris nieko neugdo, kuris nieko nepastato. Informacijos sraute, kuris gimdo tokius pačius informacinius darbuotojus, kurie lipdo savo filmukus vieną po kito. Prašmatniuose savo studijose, su gerais mikrofonais. Ir žmonėms tai patinka. Ir žiūrovų daugėja. Ir kalbėtojų daugėja. Ir profesijų daugėja, kalbančiųjų iš ekraniukų. Tam, kad pakalbėti. O kiti atsiranda, kad tuos kalbančiuosius pakritikuoti. Iliuzinis pasaulis, melagių pilis, kuris statoma pilis iš oro plytų. Ir visi apsimeta, kad vieną dieną kažkaip tai tas gyvenimas susitvarkys. Čia matė lūpą gelažys, tokias plytas ima. Čia tada buvo dar komisija, kai buvo Mansdelių reikėjo žiūrėti. Buvo dalyvau komisijai, gamina produkcijų.
Nereikia nieko kaltinti. Tiesiog pasižiūrėk, kodėl tu pasirinkai lengvesnį kelią. Kodėl tu galvoji, kad kiti tegu graužia rimtus mokslus, tegul kiti skaito sunkes knygas, aš kaip nors išsisuksiu, išlaviruosiu. Ir visi rodė į kitus, kiti padarys. Kritikos srautai valdančiųjų atžvilgių, jie niekur neveda, jie gaišina jūsų laiką. Jie neša jum iliuzijas, kad yra dar kažkokia kita išeitis, išskyrus krikščioniška. O išeitis yra viena: atgaila.